O koks būtų atsakymas, pavyzdžiui, kurie sako, kad neturiu laiko, nu ten kalbėti, susitikti, išsiaiškinti ir panašiai. Jo. Žinai, čia gali būti iš tikrųjų, ar iš tikrųjų neturi laiko, ar čia taktinis prieštaravimas, nes nu, jis nenori toliau kalbėti. Nu, dažnai čia taip yra. Tai vėl, vienos piliulės kažkas tai nėra, bet nu, pirmas dalykas jau prevenciškai prieš susitikimą, ypač jeigu tai susitikimas, nu, aš įsitikinu, kad mes tikrai turėsim tiek, kiek reikia laiko. Nu, maždaug kiek užtruks susitikimas ir kad klientas žinotų, nu, tai nebus surprizų, kad jam nebuvo laiko. Jeigu to nepadarė, arba jeigu čia telefonu tas vyksta, tai, nu ką, gali paklausti, kada tinkamesnis laikas. Nu, čia paprastas būdas ir perskambinti jau to tinkamesnių laikų. Nu, yra ten mandresnių ten atsakymų, pačiai. Ar tai reiškia, kad šiuo metu skiriat laiką tik svarbiem klausimam? Nu, tas, kas neturi laiką, dažnai sutinka, kad tik svarbiem. Nu, tada ir paklausiu, o tavo didesni pardavimai prie svarbesnių ar ne? Nu, čia toks jau biškiai jau